vieni pliusai. Man anksčiau Jau su jaunesniu vyru. Tai mes, Einam prie aštrios. Tai kaip tu mane paėmė? tai man atrodė, kad va, aš čia būsiu kažkokia mokytoja, o jisai bus kažkoks, žinot, pienburnis. Ir tu dar tada buvai be barzdos ir taip labai jisai trumpai kirpdavosi. Blemba, kaip nesmagu. O, Dieve, koks bus podcastas. Paskui, Aš jau nebenoriu daryti. paskui suvoki, kad čia tik tai nuotykis, nes jisai pradės ieškoti jaunesnė. Kas tu tom jaunesniam veik? Ar aš bijau, kad jis mane kažkaip paliks dėl jaunesnės? Nu, visiškai ne. Aš ne... Tas nervinis juokas. Mes, man atrodo, važiavome kažkokią gimtadienį sodyboje. Tu turėjai miegot kažkaip pas mus, Jo. bet tu išvažiavai naktį. Kažkaip pasitrauk. Labą dieną, šiandien kalbėsim tokia, sakyčiau, aštria tema, kaip sekasi gyventi su jaunesniu vyru ir kaip sekasi gyventi su vyresnė moterim. Šita tema labai populiari, kažkaip labai mėgsta merginos manęs paklausti. Ir man atrodo, kad tame yra daug visokių mitų ir šiandien mes juos išsklaidysim. Aš tai vieni pliusai. Man anksčiau Jau su jaunesniu vyru. Tik pliusai. Man labai būdavo juokinga, kai aš atsimenu, girdėdavau, kaip mama kalbasi su draugiam ir kas nors sako, jinai ten kokia, žinot, Zita su jaunesniu vyru. Ir jos tada kažkaip numodavo ranką, tai viskas aišku, kaip jinai jį paėmė. Per lovą paėmė, ne? Ir aš tada galvodavau, okei, va taip vyksta tas jų paėmimas. Tai kažkaip mes šiandien išsklaidysim tos mitus ir papasakosim, kaip mums sekasi tvarkyti su tais skirtumais. Ir aš jums pasakysiu, kad iš tikrųjų visai nesmėtame, ar jis vyresnis, ar jaunesnis. Ir koks tas amžiaus skirtumas, iš tikrųjų, visa problema yra mūsų galvoje. Tai Einam prie aštrios. Tai kaip tu mane paėmė? Aš nežinau, kaip aš tą paėmiau. Man atrodė, kad tu būsi nuotykis. Man atrodė, kad Mindaugas toks fainas nuotykis. Ir tu mane Aš paėmė savo per lovą. galvoju, nemanau aš taip. Aš savo galvoju, niekada nemačiau savęs kaip ten tokios labai vyresnės moters. Aš savo galvoju, savo esu tokia pakankamai jaunatviška ir aš save niekad neskirščiau kategorijas ir man atrodė visai nesvarbu, koks tas amžius. Bet kai susipažinau su Mindaugu ir sužinojau, kad jisai 10 metų jaunesnis, 9. Man Žiūrint, pradėjo- nuo kurio skaičiuosi. pradėjo, žinot, visas tas visuomenės balsas. Pirmas, kuris man įsijungė, tai buvo toks, kad aš anksčiau ir vėliau pradėsiu jausti, žinot, kaip mama. Ypatingai tam visam intimiam santykiai, kad tu čia kažkaip mokanti esi ir tu tau nėra tokio, kad atrodo, kad tu kažkokią mokytą, jeigu tu vyresnis. Ne? Man, aš galiu iškart prisipažinti pačioj pradžiai, man kokie buvo minusai kabutėse, tai kad man atrodė, kad jo, jinai jau vyresnė, jinai jau, pas mus buvo, kad jinai jau vaiką turi, tai kad Tai jo. gal jau su manim ir nereikės ir nenorės, ne? Paskui tas, kad Ar gal tu aš... taip rimtai galvoji nuo pat pradžių? Nuo pat pradžių, kadangi, aišku, visi santykiai prasideda nuo intimumo, tai man atrodė, kad aš čia būsiu kažkokia mokytoja, o jisai bus kažkoks, žinot, pienburnis, kurį ten, nežinau, man kažkodėl taip atrodė. Ir tu dar tada buvai be barzdos ir taip labai jisai trumpai kirpdavosi. Ir aš atsimenu, pirmais metais, man atrodydavo, aš galvodavau, tu vaikas. Tikrai, buvo tokių momentų. Blemba, kaip nesmagu. O, Dieve, koks bus podcastas. Aš jau nebenoriu daryti. Paskui, kai mūsų santykiai pasidarė rimtesni, man pradėjo ten draugės sakyti, mamos, močiutės, sakydavo, Rūta, tai kaip tu eini gatvėje, ar tu ten jautiesi kaip nors blogiau, nes kiti mato, kad jisai jaunesnis. Šita tema buvo, atsimeni? O, Dieve. Nu gerai. Tai ką jisai pradėjo, ir aš jam klausiu, jisai sako, ne, gal man ir nieko, aš nežinau. Ir žinot, tais laikais mes apie tos dalykus taip daug nekalbėdavom, bet buvau pradėjus taip jaustis gana prastai vienu momentu, nes tiesiog labai daug iš išorės ateidavo tų klausimų. Ir savo galvoje, aš, pavyzdžiui, nežinodavau, ar aš atrodau vyresnė ar jaunesnė, man buvo visai neaišku. Bet tada Mindaugas pradėjo auginti barzdą. Ta barzda padeda iš tikrųjų. Ir man atrodo, ta barzda kažkaip šitą problemą išsprendė, nes jisai pradėjo atrodyti truputėlį vyresnis ir mes kaip ir susilyginom šitą klausimą. Paskui... Tai, gerai. Tai šitą problemą atkrito.
paskui atėjo kitas etapas, kai man vėl kažkas iš išorės pradėjo sakyti, kad tu suvoki, kad čia tik tai nuotykis, nes jisai pradės ieškoti jaunesnės. Pas mane tai gyvenime, iš tikrųjų, aš dabar galvoju, jaunesnių gal ir nebuvau. Nu, tu man atrodo, aš kažkaip visada, kas tu tom jaunesnėm veikti? Šiaip, kas su jam veikti? Aš nieko nenoriu žaisti, bet, tai jo. Nu, žinokit, aš visada kažkaip buvau orientuotas, nu, į protingesnę. Nu, aš nesakau, kad jaunesnės yra neprotingos, bet kažkaip pat man, nu, fainiau būdavo. Brandis, aš jums galiu tik tiek pasakyti. Brandis. Kažkaip, nu, man irgi taip atrodė, kad gal aš turėčiau, aš atsimenu, kai eidavau pasimatymus, užsidėdavau kokius džinsinius šortus, bandydavau tai paspausti ant tokio jaunesnio įvaizdžio, bet jis visą laiką kažkaip, nu, jų nepagirdavo to įvaizdžio, o kai užsidėdavau, ką nors, žinau, tokio solidesnio, tai jam labai patikdavo. Ir paskui, vat, kai parodė laikas, tai Mindaugas, nu, tikrai iš tų, jeigu ten kažkas labai juokiasi, tai tokia labai jaunatviška energija, jinai jį truputėlį erzina. Jam patinka. Žinot, būna, sėdi panų būrys, kur nors ir klega ten, nu, va tokia kaip vištas. Ir mane tai tikrai nukerta, tai aš tokių... Sorry. Tai ta problema kažkaip laikui bėgant ir dingo, nes aš tikrai pastebėjau, kad jisai visai nesidomi. Vat labai įdomu būdavo, kad jeigu mes čia ir santykių pradžioj nuvažiuodami kokį seminarą ir aš sakydavau, nu tai ten, kuri moteris tau gražiausia, žinok, pokalbį. Ir jis visą laiką nurodydavo tas vyresnės moteris ir aš kažkaip ilgainiui supratau, kad jam jos gražesnės, seksualesnės, patrauklesnės. Tiesiog jo toks yra matymas ir aš tada nusiraminau. Tai va, tai toks buvo dalykas. Užsiaugino barzdą, tai ta problema, kad jis atrodys labai jauniau negu aš irgi dingo. Ir laikui bėgant kažkaip mes niekad negaudom jokių pastabų iš aplinkos, tai irgi tai buvo Dabar kitas klausimas, kuris visada kirba, yra tas lovos visas reikalas. Tai pradžiai visi lovos reikalai, atrodė, kad jie tikrai daug žadantis ir kad čia bus baisiai karštas tas santykis, bet po to, kai mes susilaukiam vaikų, tai aš žinau, šitą visiškai neįvardinčiau kaip kažkokio pliuso, kad čia jaunesnis vyras, šitą galima iš karto dropint ir dabar pas mus toks etapas, kad mes, kol užmigdom savo mergaitę, tai mes neturim absoliučiai jokių minčių į tą pusę ir jeigu ten pasiskiriam laiko intymumui, tai būna, nežinau, vieną kartą per savaitę, taip geriausia atveju, ne? Taip, kad ten, kad, žinot, jisai jaunesnis ir ten kažkoks labai laukinis santykis, ne. Tai pradžiai. Gal pradžioje jo tas labiau jautėsi, bet šitą galima irgi... Bet va, kad yra tas bairis, kad iš tikrųjų moteriai reikia to laukinio, tokio, kur prisižiūri filmų. Tai ar aš bijau, kad jis mane kažkaip paliks dėl jaunesnės? Visiškai ne, nes pas jį nėra tokio visiškai namioko, net nėra į tą pusę. A ne? Tai va, o dabar kokie pliusai, kad jisai jaunesnis, tai... Tai čia minusas, ne? Ai, kad gali... Nežinau, ar pliusas ar minusas, gal tiesiog kitaip. Turiu draugę psichologę ir aš pastoviai aptardavau šitą dalyką. Sakydavau, tai ar čia yra didesnis šansas, kad mes išsiskirsim, gal ten į tos santykius geriau tiek neįdėti, ar neturėt vaikų. Ir jinai man visada sakydavo, čia 50% žmonių išsiskiria dėl pačių įvairiausių priežasčių, taip kad tu čia nusiramink, nes tu turi tiek pat šansų, kiek ir turi pora, kuri neturi tokio didelio metų skirtumo. Ar tu sutinki? Man tai atrodo didelis. Man iš pradžio atrodė kaip ir didelis. Ir, iš pradžio mes galvom, kad tas trukdys santykiam. Kad tas bus kažkaip daugiau minusų negu pliusų. O tai ko tu bijojai, pavyzdžiui? Aš ko bijojau? Aš bijojau, kad aš ne... Tas nervinis juokas. Jo. Aš bijojau, kad... Sorry. Tai sakyk man. Nesmagu pripažinti iš tikrųjų, kad aš nepatrauksiu finansiškai tavo poreikių. Mano buvo toks nerimas. Paskui, kad aš jausiuosi kažkurio etapo ten menkesnis, kažkoks jaunesnis, kvailesnis, tai šitas buvo mano galvojimas. Ir... Mes kai su juo susipažinom. Ir kad tu susirasi dar jaunesnį.
Va čia yra baimė. Tai šitą baimę, sakykim, man pasako, tai man taip juokinga, man taip atrodo, kad aš čia kažkokią... Ne, aš juokauju, gal šitas ir nebuvo. Iš tikrųjų, bet šitie du tokie buvo. Aš savęs visai nematau kaip jaunesnių vyrų medžiotojų. Tai man... Paskui, kokių dar buvo? Kad ne... Ai, kad jo, dar trečias koks buvo pas mane toks nerimas, kad tu jau turi vaiką, turi tą patirtį ir kad tau, nereikės. Nėra, kad aš labai jų norėjau, bet tokia perspektyva gal, kad... Aš irgi dėl vaiko truputėlį pergyvenau, nes aš turėjau ten mergaitę ir man atrodė, kad jeigu jisai neturi ankstesnės patirties santykiuose, niekad neturėjęs vaikų, tai kaip čia bus šita dalis. Tai tų klaustukų tikrai buvo daug. Man kažkodėl atrodė, kad jeigu aš pradėsiu naujus santykius, tai bus kažkoks vyresnis vyras, kuris irgi jau turi vaikų, tai tada bus jo vaikai, mano vaikai ir mes ten kažkaip tada, nežinau, draugausim. Bet kad ateis visiškai naujas puslapis, tai taip nebuvo. Šitaip aš nebuvau numačius. Tai va, dar kažką norėjau pakomentuoti, kai tu pasakai. Labai įdomu, kad Mindaugas, pavyzdžiui, jisai neturi tokio įsitikinimo, kad jisai kažkuo yra mažesnis ar mažiau turintis patirties. Jisai kažkaip visada su manim bendrauja kaip protingesnis, toks labiau pasipūtęs. Ir aš kažkaip to patikėjau per daug metų. Jisai visada paima tą viršutinę tokią poziciją. Nesvarbu, kad aš ten apkeliavus visą pasaulį, bet jeigu jūs su juo keliautumėt, tai jisai vadovauja nuo pat pirmos sekundės. Tai va, ir šitas gal fainas dalykas, nes aš niekada neturiu progos pasijausti vyresnė. Ir jisai dar kartais nežino tų situacijų, bet jisai apsimeta žinantis. Jisai visada groja to pirmų smuiko, kaip aš sakau. Šitas fainai. Aš galvojau, kad tu taip, tu turi patirties, tai tu sakyk, tai tu daryk, bet va šitas fainai, kad tu to... Tai galime į pliusus. Aš tai pliusų iš tikrųjų matau nemažai su... O kas liečia finansus, tai aš taip nemanau, kad jam kažkaip atrodė sunku. Nes kai mes susipažinom, tai jis nežinojo net ten jokių brandų, jisai nežinojo, kiek ten tos rankinės kainuoja, jis nieko nežinojo. Tai jis ėjo, tai biškai, kai jis jau suprato iš tikrųjų, kad jam kainuos ten ir vaikai, ir gyvenimas, ir kelionės, tai jau buvo per vėlų trauktis. Man atrodo, kad jisai tada tiesiog turėjo prisitemti prie visų expectationų, ne? Kiekvienas vyras nori duoti savo moterį tiek, kiek jinai nori, ar ne? Aišku. Taip. Bet aš nesakyčiau, kad tas išėjo kažkaip į minusą. Ne, tai mes čia tik minusus kalbam. Ne, tai ir pliusus, galėsim ir pliusus, bet tas moters tie norai, jie kaip ir yra geras ir motivatorius. Čia jisai tik tai šiandien taip sako, nes mes turėjom konfliktą, tai staiga mano norai tampa visai gerų motivacinių, bet čia tik šiandien. Tai kas tave dar neramina? Pagrindiniai, aš šią dieną neatsimenu daugiau, kad būtų nerimų. Kažkokiu tai tokie pagrindiniai mano keli. Dar labai būna visiems įdomu tėvai. Tėvai. Mano tėtis tai tik pakėlė antakius. Tai čia būna pats blogiausia. Sakau, tėtis mano tik pakėlė antakius ir uždarė duris. Tai kai aš jam pristačiau, kad čia... Ne, neuždarė. Mes nuvežėm Emą, jas plaukė laivu po Marės ir mes, Rūta parinko tokį tą prieimą, kad būtų trumpas tarpas prisistatymui. Tai mes tiesiog atvažiavom perduoti Emutę ir tada buvo tas pristatymas, bet ten buvo gal 2 minutės ir jie išplaukė. Va, gerai, Mindaugas man priminė, buvo labai trumpas. Trumpas, tai čia buvo toks, kaip sakyt, strategiškai sudėliotas trumpas. Rūta žinodama savo tėčio gal tokį konservatyvumą, tai gal ir nereikėjo čia didelio. Aš kaip ir norėjau, kad jie susipažintų, bet, žinau, vis tiek to tėvų tokio pritarimo reikia. Bet jo tėtis mano išlipo ant leptelio iš savo jachtos, pasižiūrėjo taip. Štradai dabar jau girdžiu kitaip. Ir viskas, ir jisai tada įlipo atgal į jachtą ir to ir baigėsi jų tas pirmas pasimatymas. Tai va, bet aš savo tėvam daug iššūkių sukėliau gyvenime, tai man atrodo, kad jie tiesiog, taip daugiau žiūri. Taip žiūri, jau su šita tiesiog. Jau nieko nebus, nes jo mano pasirinkimai dažnai būdavo tokie labai nestandartiniai. O tavo mama kaip?
Kaip tu atsimeni, kaip tu pristatėjai? Mes, man atrodo, važiavome kažkokį gimtadienį sodyboje, gal yra net nuotrauka, tai man atrodo, ten buvo pirmas. Ir tu turėjai miegot kažkaip pas mus, bet tu išvažiavai naktį. Kažkaip pasitraukti į mano zoną. Gerai, aš turėjau miegot naktį. Tai tu turėjai miegot naktį ir tu išvažiavai, nes kažkas ten tau susisuko. Ne kažkas susisuko. Ir aš tevam sakau, jinai išvažiavo. Dar buvo ten, nežinau. Mindaugas man buvo paruošęs tokį gilesnį pirmą susitikimą, negu aš jam su nakvynė. Tik neatsimenu, ar pas jo tėvus namuose. Pas tėvus. Tai jūs įsivaizduokit, ten 3-4 kambarių butas. Aš, kuri iš vis niekada pas nieką niekur nepasilieku nakvoti. Bet iš kur man žinau? Man buvo toksai per didelis iššūkis, man toks, aš kol galėdavau šalia jo ten normaliai iš ryto atsikelt, susiruošt, pasidaryt pusryčius, man ten užtruko porą metų, aš tokia būdavau truputį laukinė tuo klausimu, tai man ten lik pas tėvus miegoti, tai buvo kažkaip labai sudėtinga. Tai aš už tai nelikau, bet Mindaugo mama labai draugiškai kažkaip mane priėmė, jinai visiškai neapsikrovė to klausimu. Ir ne dabar, kai aš jos kartais paklausiu, sakau, kaip jums, Romutė, patiko ta mintis. Ir jinai visada kartoja tą patį. Jis sako, Milė, jisai laimingas. Tai va. Tai aš tada supratau, kad mano darbas yra jį laikyti daugiau mažiau laimingų ir tada viskas bus gerai. Tai va. Tai kol kas sekėsi, kaip toliau seksis, neaišku. Jeigu kalbėt apie pliusus, tai vyresnės moteris šiaip iš esmės yra protingesnės, bet aš gal tą jau pasikartosiu. Jos protingesnės ir su finansais, ir su santykiais nėra. Ir su, jeigu dar yra, jau pažįsti ir savo emocinį, tą tokią, kaip sakyt, skalę, neužmetant vyro ten taip visko. Tai biški kitokie gal ir expectation, tie tokie lūkesčiai ir iš gyvenimo, ir iš vyro tokie gal, sakyčiau, realesni. Tai man kažkaip tas tinka. Ir aš tikrai nesijaučiu nei mažesnis, nei menkesnis ir tokio visai nėra, ką aš pradžioj gal įsivaizdavau, kaip gali būti, kaip aš jausiuosi, kas bus, kad ten, tai tokių visai nėra. Ir dar, bet aš nežinau, kaip bus toliau, aš nesu, ten iš tų, kur sakys, oi, čia dabar visą gyvenimą kartu. Aš labai norėčiau būti iš tų moterų, kurios ten daug metų nugyvena kartu. Labai tikiuosi, kad taip ir bus, bet visada stebiu situaciją ir kažkaip visai nesenai čia aš kalbu su mūsų mažąja dukryte, bet kažką taip labai kantriai aiškinu jai ir taip žiūriu, Mindaugas taip žiūri mane prisimerkęs ir jis sako, man patinka, kaip tu taip su mūsų dukra. Ir kažkaip būtent tuo momentu aš galvoju, jisai vis tiek, ir toliau randa naujų pliusų, ta mano tokiam, gal nežinau, išmintingume ar to ramybėj. Ir kol jisai tų pliusų randa, man atrodo, mes važiuojame visai gerai. Ir dar jisai mirs vėliau. O, šitas jai pliusas, kad aš numirsiu vėliau ir jai nereikės išgyventi praradimą. Tai šitas, kaip ir man minusas, bet jai pliusas. Mes kažkokį filmą žiūrėjom ir ten moteris išlydėjo savo vyrą ir aš sakau, Mindaugai, taip skaudu ir aš negalėčiau iš to ištverti. Ir tada galvoju, man nereikės, man greičiausiai nereikės. Tai va, tai kokiu mes dar rasim pliusų, mes pasidalinsim vėliau, bet ką labai noriu palinkėti merginam, kurios žiūri, niekad neleiskit, kad kažkokį tai ten, nežinau, tokie standartiniai sakiniai jūs įkištų į tokį narvą, kur tu negebi pamatyti kito žmogaus gražių savybių. Jeigu gerai su to žmogum dar jautiesi, svarbiausia, tai tas toks, oi ten... Mano oras buvo viskas, sako, jis nebrandus, jis nemokės kur šeimos, jis neieškos būdų, kaip sutart su Ema. Viskas buvo atvirkščiai. Mes sukūrėm ir verslus, ir su vaikais gražius santykius, užauginom ir dar vieną mergaitę turim. Taip, kad visas tas kalbas, kad... Šiaip jo, aš dabar irgi pridėsiu, kad viskas, labai įdomus, viskas, kas atrodė buvo prieš mus, tą, ką Rūta išvardino, niekas nepasiteisino ir dėl to, kad mes, nepatikėjom tuo tokiu pseudo tom mintim, kalbom, kad kažkas, ne taip, kad aš ten toks, anoks, jie irgi kažkas tai, kad mes to nepatikėjom, tai
mano požiūriu, aš tai nežinau, kas turėtų, sakykime, gražesnius, tokius fainesnius santykius. Tai, man tai yra kažkas vau ir aš kažkaip džiaugiuosi, kad mes kažkaip, nepatikėjom tom visom nesąmonėm. Tai ir sakyčiau, jums, kaip Rūta sakė, netikėtai. Kažkaip gyvenimas duoda tau tą, ką reikia. Vyresnė, jaunesnė. Ir iš tikrųjų labai sunku pasverti, ar tie santykiai veiks ar ne. Tai mes su Mindaugu esam vienas iš tų pavyzdžių, kai atrodė, kad tikrai neveiks. Tikrai neveiks. Viskas buvo tai prieš, kad jinai ir vaiką turi, ir vyresnė, ir ten jai kažkaip, o aš ten dar toks vėjo vaikas specialų, toks visiškai atrodo. Ir taip atrodė, kad aš esu ten, tarkim, finansiškai jau stabilesnė. Ir taip visi tie, kaip sakyt, raudonas vėliavėlės, kurios turėjo pablogintos santykius, nieko neįvyko. Tai labai tikiuosi, kad jums patiko šitas podcastas. Jeigu turite amžiaus skirtumą, nusiraminkit, nei tą reikia koncentruotis iš tikrųjų. Gyvenimas tau visada pasako, kas yra negerai, ne? Jeigu, pavyzdžiui, Mindaugas ten pradėjo, nežinau, kažkaip tikrai pajaučiau, kad pradeda dairytis kažkur, arba ten man kokias padijopkės pradėtų mėtyti, man tada gal jau būtų ženklas, kad kažkas neveikia. Bet šiai dienai, tai labai nuoširdžiai noriu jums pasakyti, tikėkit to, ką jaučiat. Tai man atrodo, šitas svarbiausia. Taip, kaip jauties? Mes sukūrėm e-mailą, kur jūs galite pasidalinti savo patirtim. Savo istorijom. Gal mes jas kažkurias pakomentuosim. Jo. Mes labai norim taip daugiau su jumis pabendrauti ir sukūrėm e-mailą, kurį tikrinsim kartu ir skaitysim jūsų istorijas ir paskui jas truputėlį pakomentuosim iš savo perspektyvos, tam, kad mes sukurtumėm tokią fainą community, kur moteris dalinasi savo patirtim ir tiesiog atsipalaiduoja savo gyvenimo situacijas. Tai labai tikiuosi, kad patiko. Atsisveikinam ir iki kito karto. Ačiū.